Vilniaus miškų urėdijos giriose apsilanko kas 6. Lietuvos pilietis. Tai sąlygoja geografinė padėtis. 14 girininkijų auga beveik 60 000 hektarų miško. Tai pušynai, eglynai, beržynai ir didžiausias Lietuvoje ąžuolynas. Dauguma miškų mišrūs. Jie pasižymi biologinė įvairovė, o ji Europos miškininkystėje yra vienas iš prioritetinių faktorių. 2002 tai Vilniaus miškų urėdijos ruošimosi tarptautiniam miškų sertifikavimui laikmetis. Problema gaunasi taip, kad mes su pirmąja grupe papuolam į miškų sertifikavimo programą ir dėl to tas visas problemas, su kuria mums teks susidurti, šiandieną bandysim aptarti, grinai vienu žodžiu, šitą miško sąlygomis. Faktiškai reikėtų koncentruotis būtent į šitą dalį sertifikavimų, būtent į tą patikrinimą miške. Dėl to čia dabar tiesiog ir yra parinkti tokie objektai, kur galima būtų padiskutuoti apie įvykdytas priemonės. Vos mes ardėm ir nutarėm deginti šakas iš karto. Šitas kirtimas bus visiškai šakų nepalikta, viskas sudeginta vietą. Rubliukas buvo po to atsiradęs. Kasėm duobės, sakau, duobės biškai padėjom, po 3-4 rasdavom duobėse. Tai būtų miškų urėdijos veiklos įvertinimas, bet ir pačių miškų būklės įvertinimas. Kadangi rangovai dirba kaip urėdijoje, urėdijos miškuose, tai vertinama taip pat ir rangovų veikla, reiškiasi vertinimo metu. Dabar šiuo atveju kalba eina apie tarptautinį miškų sertifikavimą. Gal prieš sugrįžtant prieš biržės, gal galėtumėt pasakyti rangovininkam, kokie yra pagrindiniai reikalavimai, už ką juos dabar reikės griebs. Pirmiausia yra darbų sauga. Pirmiausia yra darbų sauga ir, žinoma, įranga, spec apranga. Tai taip ir turi būti. Jie žiūri normaliai. Ir jie žiūri tą normaliai, kad tai neturi būti išvalyta kaip parke arba ten. Ir aš labai kviečiu gerbiamus girininkus ir rangovai, kurie į tą įsisavint, kad reikia palikti, jau dabar reikia palikti tiek eglių, kad jos viena kitai netrukdytų. Būtent iš sertifikuotojų pusės vertinant, būtų geriau formuoti mišrų medyną. Jų būtų tokia pastaba tiesiog. Eglės nesimatydavo visiškai. Pilnai būdavo užgožta. Iškerti, antrų metų vėl tas pats. Ir aš stengiausi, kad išeitų eglynas bent į viršų pradžią, o po to jau ten tarpueilius ir mes visą laiką spėsim juos iškirsti. Pavyzdžiui, ten želdinių tankumas, kaip ir želdinių tankumas, dėl kurio buvo diskutuojama. Jiems ar ten 4,5 ar 3,3 sodinta tas... 10. Jiems svarbu pati idėja ir darbų kokybė, viskas aišku. Vienas dalykas, jiems turbūt ne per daug rūpi ir, sakykime, koks tas miškas bus po 20-30 metų. Sakykim, kad jeigu sertifikatai, vertina darbą ir skaito, ar čia tarnaus ateičiai. Kad važiuojant, jeigu randamo, matosi ten nuo kelio ar panašiai šiukšlių krūvos. Tiesiog kaip į tai reikėtų reaguoti ir kaip atsakyti tokiu atveju. O tu turėtum aiškinti, kiek jūs daro talkų, kaip su vaikučiais elgiatės, visą kitą. Čia jau, žinokit, jau reikia mokėti europinę kalbą. Tankiam retinime, jeigu tai nenaudota sunki technika, šiuo atveju netgi traukta arklių, tai jau būtų tikrai kaip teigiamas įvertinimas. Jeigu miškininkystės mes vis tiek nepamiršim, kad ir sertifikavimas, nes tos tradicijos lietuviškos miškininkystės yra dabar pokariai susiformavę, kad miško atkūrimas yra kirtimas. Jeigu miškas iškirstas gerai, tai miškas, aišku, beveik atkurtas ir ten kažkas atsiras. Man atrodo, tai yra klasika, jau taip mano akim žiūrint.
paliktas pomiškis eglė. Nes jie žiūri pagrindę būtent iš tos biologinės įvairovės pusės. Priversta va tokių paliktą žoliukų, kurie guli ant šono. Ar tai bus, jeigu mes juos paliekam, jie žiūrės teigiamai ir neigiamai? Jie žiūrės teigiamai. Teigiamai? Reikia derinti su darbų saugas. Kertasi europiniai reikalavimai ir kertasi mūsų daugelis taisyklių, iš tikrųjų, suprantu. Pagal visas taisyklės visi pavojingi medžiai šimami, o dabar mes visus pavojingus paliekame. Taip. Daug tokių dalykų, tas pats ir atkūrime, kur dirba privaloma ruošti, irgi yra dar tokių nemažai dalykų, kurie kertasi. Mes visi atkreipiam dėmesį į tai, kad kas ateina pas mus FSC sertifikatai, ko reikalauja. Mes šiai dienai turim savo galiojančius LST standartus ir mes privalom jų laikytis. Tokios yra taisyklės, mūsų įstatymai yra tokie, mes ir darome. Tai va tiesiog, kad akcentuot, kad turėti argumentuotą paaiškinimą tiem, kurie vertins. Šiandieną, kas liečia miškininkystę, kas liečia Europos valstybės ir Skandinaviją, mes esam labai aukščiau virš jų visų vietinių. Patikėkit manim, dėl ko jie visiškai nesikabina prie miškininkystės problemų. Pas mus viskas nužengia į priekį. Aš suprantu tą sertifikavimą, bet čia yra ir kiti geri dalykai. Atkreipkite dėmesį, darbo sauga. Tai yra rūpinimas žmogumi. Reiškia, atkreipkite dėmesį tepalų ir taip toliau, absorbantai ir panašiai. Tai iš tikrųjų gamtos apsauga. Medžių sėklos renkamos nuo parinktų geriausių medžių arba jos specialiai užauginamos sėklinėse plantacijose. Sėkliniai plantacijai mes parenkam iš pačių geriausių atrinktų miške medžių. Iš pačių geriausių medžių, pliusinių medžių. Specialiai, jeigu auginam plantaciją, iš jos paimam sėklas ir iš tas sėklas jau veisiam miško kultūrose, sodiname miške. Praeitų metų, dvimečiai, o čia yra konkorėžiai šių metų derlius yra. Yra čia 1, 3 konkorėžiai, šiaip 2, derlius neblogas. Šita plantacija nebloga. Sėklos sudygsta daigyne. Vėliau sodinukai rūpestingai prižiūrimi medelyne ir po 2-4 metų perkeliami į mišką, nuolatinę savo gyvenimo vietą. Pavasarį pasodintų, bet neprigijusių medelių vietoje rudenį sodinami kiti. Želdinių plotai papildomi kirtavietėse ir apželdintuose, baigtuose eksploatuoti karjeruose. Prieš 6 metus mes atsodinam čia mišką, kol kas miškas auga gražiai, nei ligų, nei gaisrų nebuvo ir tikimės, kad po metų 50 čia bus gražus pušynas. Jaunus medelius griaužia žvėris, neišimtis ir gražuoliai elniai. Miškininkai saugo želdinius. Vienas iš želdinių apsaugos nuo žvėrių būdas – purškimas repelentais, tai yra kvapais, kurie nubaido žvėris. Miško priešai įvairiausi kenkėjai. Jie pirmiausia puola silpnesnius medžius ir sparčiai besidaugindami gali pažeisti didelius miškų plotus. Su kenkėjais miškininkai kovoja biologinėmis ir cheminėmis priemonėmis.
svarbu laiku pašalinti pažeistus medžius. Sanitariniai kirtimai tai būdas likviduoti kenkėjų židinius. Tokia karšta ir sausa, kaip 2002 vasarą, miškuose kilo daug gaisrų. Net menkiausias žmogaus neapdairumas su ugnimi pridarė nepataisomos žalos. Dėl gerai organizuotos priešgaisrinės apsaugos 2002 vasarą vienu metu ugnis buvo malšinama ne tik miškuose, bet ir visuose aplink Vilnių esančiuose durpynuose. Miškams nuostolių padaro ir gamtos stichija. Galingi vėjo sūkuriai laužo stiprius ir sveikus medžius. Vėjovartas reikia skubiai šalinti, nes pažeisti medžiai taps kenkėjų židiniais. Miškų nelaimės papildomas miškininkų rūpestis. Kasdienis darbas – tai miško ugdymas. Medyną reikėjo retinti todėl, kad jisai buvo per tankus. Per tankiai augant medžiams atsiranda sausuolių, žūsta medžiai, kuriems neužtenka saulės. Laiku atliktas miško šviesinimas, retinimas, ugdomieji kirtimai – tai ir yra miško ugdymas, miško formavimas žmogaus reikmėms. Artėjant žiemai pradedami kirsti subrendę miškai. Medienos ištraukimui iš miško biržės naudojama technika turi nepažeisti pomiškio. Mat čia miškas vėl bus pasodintas, augs nauja medžių karta. Daug investicijų skiriama miško kelių tiesimui. Tai iš tiesų ilgalaikė investicija. Visų pirma, geras kelias mažina kasdieninį miškininko triūsą. Miško keliais naudojasi grybautojai, uogautojai ir vietiniai gyventojai. Šalikelėse miškininkai įrengia priešgaisrinės juostas, reguliuoja vandens lygį drėgnose dirvose. Iškirtus brandų mišką dirva ruošiama naujai sėjai. Tai stabdo menkaverčių krūmų ir žolių augimą, bei palengvina sodinukams įsisavinti maistines medžiagas. Tiesa, miškas turi savybę užsisėti pats, o sodinukai kartais puikiai auga neparuoštoje dirvoje. Tai, kas pas mus yra vertinama gerai, pagal europinius standartus yra vertinama nelabai gerai. Ir bus nepaslaptis tai, kad vienas iš tų problemų tai yra miško atkūrimas. Miško atkūrimas savo viena iš gal ūkinių priemonių, tai yra dirvos ruošimas ir taip toliau ir taip toliau. Šiandieną mes norėtume parodyti blogus objektus pagal savo kažkada atliktas ūkinės priemonės arba išvis jose nebuvo atliktos ir kokios yra pasekmės. Ten sklype iškirsta brandžių medžių veislės, paliekant 70 metų ąžuolą, siekiant sukurti čia ąžuolyną su palojiniams kultūroms eglę. Eglė sodinta 700 vienetų į hektarą. Kirtimo metu išsaugotas kiek įmanomas pomiškis, polajinės buvusios kultūros čia kamputis, kaip tik barelis buvo uždėtas.
Nu ir viską, ir žodžiu, situacija tokia, kad čia žinoma, kaip vadovaujantis plyno kirtimo, tai turėjom iškirsti viską, bet ąžuolas paliktas, kadangi jis yra nebrandus ir mes iš jo ekonominės naudos jokios neišpešim, tai mes jį palikom ir želdėm eglę. Tai va, svarstame kaip tik aptarti, ar yra pagrindas kirsti 70-80 metų ąžuolus. Ąžuolų kiekis pakankamas medyno suformavimui, ąžuolyno. Bandom pasodinti eglę ir uždėti ąžuolui kailinius. Atsakyti Ne problemą. visai į klausimą, bet reikia pastebėti, kad ąžuolų čia palikta per daug. Per daug jų nebūtų, per daug, bet yra kreivų šleivų, reiškia ir mažesnis kiekis ąžuolų užtikrintų ąžuolo savaiminį žėlimą. Taip, pažiūrėkite. Alavardai. Nesutinku su šitą nuomonę. Tai savinio žėlimo čia jau nereikia, todėl kad, kaip matoma, želdo. Ir dabar jau, jeigu jis dar vėliau ir atsiras tas savinis žėlimas, jeigu ir atsiras, nors abejoju, tai jis tikrai neduos jokios reikšmės, nes jisai bus užstelbtas. Eglutės jau bus aukštesnės ir jį nedu reikšmės. Taigi, genetiniu požiūriu jis atkrinta klausimas, o dabar dėl kokybės tai gerai, nu tai jisai nenaudosi to, kur kreivas šleivas pradarinė, bet jisai duoda medino glaudumą, taip kad gerai, kad paliko. Vienas iš variantų galima buvo prieš 10 metų daryti atvejinį kirtimą. Su skorifikacija, kad vis tik tai reiškia tie ąžuolai pasisėtų ir dabar būtų gal kaip ten ąžuoliukų buvę. O čia vat nėra ąžuoliukų, kaip nekeista. Nu tai čia... daug labai yra. Vienmečių yra daug. A yra, tai nu neprimatau kibą. Va, tokių labai... Kiek tai jie turės reikšmės dar atkūrimui, bet toliau ką su jais reikės daryti, kada juos reikės iškirsti, jau šitos ąžuolus viršutinė dar likusi tą ardą. Mano supratimu, tai čia absoliučiai jokios problemos nėra. Dabar kiek 70-80 metų, eglės kirtimo amžius 70 metų, jam bus 140. Taigi 120 tai yra leidžiama kirsti tada tik tai. Bet tai nereiškia, kad būtinai 120 iškirsti, 140 iškirsim, tai bus pats tas. Priedangos medžiai yra, dirva neruošta, visi pliusai matos. Minusas vienas, dirva turėjo būti ruošta. Tai taip, kad tas labai sąlyginis dalykas yra, reiškia ruošta ar neruošta dirva, žiūrint kokiais sodikliais. Niekas kol kas nesuprato, kad jeigu aš kastuvu pradarysiu duobutę, kad tai yra dirvos ruošimas. Tas būtų atlikti šiemet, šitie darbai būtų vertinti nepatenkinami. 2+2. Dėl to, kad dirva čia pagal visas kanonus privalo būti ruošiama. Yra, reiškia, nuostatos taip jau kategoriškai yra. Kategoriškai. Ne kategoriškai, urėdas. Tai galima, inspektorius gali pavertinti po atitinkamo darbo be Kirtavietė nevalyta, šakos buvo paskleistos ant kirtavietės. Kai čia sodinau, 2 metai tik dirbau, tai sodinam taip, su koja prastomi šakos ir pasodini. Mes norim parodyti, kad reiškia buvo grubiai pažeista miškų atkūrimo tvarka, šakos nevalytos, dirva neruošta ir pasodinta. Ir šiandien matome gyrę, kaip atrodo. Tai reiškia, šita erezija turi būti jūsų įvertinta. Jeigu mes būtume teikę paramą saviminiam žėlimui, gal iš viso nereikėjo ir sodinti. Klausimas dar daug drąsus. Tai va, ir klaustukas. Oro drėgmė skatina sėklos degimą. Eglei reikia aukštesnės oro drėgmės, negu kad pušies ir beržo sėklom. Todėl atviroje vietoje eglės sėklos sunkiai sudygsta. Dėl to ir jos nesiželdo savaime. Sakyčiau, yra pasisekęs šį kartą. Šį kartą pasisekė. Ir rezultatas, matom, kad neblogas visiškai. Bet galbūt jis būtų dar geresnis, jeigu būtų dirva paruošta. Mažiau būtų darbo, mažiau gynykų reikėtų dabar kapot galbūt. Nu, tai čia yra hipotezės. Čia teisingai, jeigu būtų metodiškai pusė ruošta, pusė neruošta dirvos, tada pasakytume, buvo efekto ar ne. Dabar sunkoka, bet objektas, tai želdiniai labai pasisekė, labai gražu žiūrėti. Ir nuostabiai, vat, girnikas aktyvus. Miškininkas tiesiogiai savo dūšę, savo rankomis besiliečiantis prie konkrečiaus sklypo turi turėti veiksmų laisvę.
kažkokia tai. Jeigu tos veiksmų laisvės nėra, reiškia, gaunasi tam tikrų niuansų ir kartais būna netgi ir bereikalingas lėšų naudojimas. Kai pavardino plyną, aš buvau parašęs pastabą, kad paliekant ąžuolą. Ne, tai teisingai, jeigu nesiginti, nėra ko rinkti. Nuo troškūnų pusės. Ten Darbužių visi miškai tenai tokie. Žinote, va man tas kvapas, va toks tada... Pelkės atstatymas. Kitaip sakant, reikia moksliškai pagrįsti, ką iškirst, o kad kirst reikia, tai aš nei kiek nebejoju, kitaip sakant, reikia pelkę atiduoti tai, ką jinai turėjo. Pavasarį va ten va yra šlapia, viskas aišku turbūt visiems miškininkams. Tai pati gamta būdavo lietingi metų ciklai, pakildavo vanduo, nudžiūdavo. Tai gal čia irgi yra spiravimas, dabar vaisai buvo pušelės, jis nudžiūvo. Dabar vėl periodas, kada kažkas padregnėjo, beržiukai atsirado, bet jie ko gero 10 metų gal vėl nudžiūti. Kai einam į Europos Sąjungą, stengiamės visus tos jų kriterijus pritaikyti ir mūsų taksacijoje. Tai pavyzdžiui, kas yra miškas, ten yra apibrėžimas, kad miškas, kuris brandos amžiuje pasiekė ne mažiau kaip 5 metrus aukštį ir prieaugis yra ne mažiau 1 kubinis metras. Dabar daug pelkių, kurios buvo nuo miškotvarkoje pavaizduotos kaip pelkės, dabar bus parodyta pušynai. Buvo pelkės, o dabar jau užsitraukia, reiškia, tokiais neaiškiais medynais, menkmiškiais tokiais. Taip, kad čia, bet tokie kriterijai rodo, kad reikia taip taksuoti. Kraštovaizdžio plotmei biologinės įvairovės reikalavimai labai griežti šitą prasme. Pelkė turi būti saugota. Ir čia jokių miškų negalime sauginti pelkės. Vilniaus miškų urėdija įsteigė taurę ekologiškai švaraus žirginio sporto mėgėjams. Miškininkų dėmesys visuomeniai, betarpiški ryšiai formuoja žmogaus supratimą apie mišką ir jo reikšmę. Urėdas Raimondas Ilvačiauskas, šeimininko atstovas, Dalius Andriukaitis ir urėdijos darbuotojai. Džiaugiamės ir dėkojame Vilniaus urėdiją. Taurės bėgė, žino, kad reiks pripilti, tai žino. 60. Oho. Atrodo, stavo neužteks. Nu, matote. Įtraudžiamas 10 tūkstančių privatus bendrovės Grynė, Janavičius, Reiginė, aplodismentai! Kągi vis dėlto veikia miškininkas. Iš tikrųjų, būtų didelis medis, tai yra didelis miškininko triūsas. Medžio kelias yra be galo didelis. Tai yra nuo sėklelės surinkimo. Sėkla renkamas, visada tai renkama tiek lapuočių, tiek spygliuočių medžių sėklos, kurios yra renkamos.
brandinamos, sėjamos medelynuose, jos yra auginamos nuo 1 metų iki 4 metų, daugelį atveju. Ir tos eglos po to yra sodinamos į mišką. Tai yra į kirtavietės. Kirtavietėse tai yra tos vietos, kuriuose savo laiku buvo iškirstas medynas ir iškirtus medyną paruošiama dirva. Mikrofoną paduosiu, ar vieną, ar po vieną, ar jūs čia dainuosit, ką norit, tą darykit, kad tik viskas būtų labai gražu. Aš jums noriu iš pat pradžių noriu pasveikinti visus Lietuvos girininkus su Miškininko diena. Labai dėkojame šios išvykos organizatoriams. Tai svarbiausia, tai urėdui ponui Raimondui už tokią puikią išvyką ir tokį saulėtą rudens rytą, kad nereikėtų mums kasti bulvių. Ačiū, kad mes atvykome čia. Aš žaliuosiu vasarėlę per tą patį gražų mėlį, per tą patį gražų mėlį, turi tu pilkoji. Na tai labai dėkui už drąsą mokytojai ir mokinukams. Mes labai nemylime tų žmonių, kurie skriaudžia žudo gyvūnus dėl savo naudos. Pavyzdžiui, nykstančius gyvūnus dėl jų kailių ir daro iš jų šubas. Aš taip supratau, kad reiškia jau prieš jų nusiteikus esi. Jo. Tai kailių jau nenorėsi turėti nei kailinės kepurės, nei kailinių nieko. Ne. Matot, kokį pacifistai mūsų tarpe. Mielai dalyvaujam visur, kad ir mišką tvarkyti, visur galima mums bet kas kviesti ir mes su malonumu visur tikti, kad galėtume išvykti iš mokyklos ribų ir kažkur kitur kažką pamatyti, susipažinti. Ir mažoji žuvėdra, vat irgi parodyta natūralioj aplinkoj. Arba išmės pamatyti, kad ir mes mato, kad gyvūnų kūnas yra tiksliau. Vilniaus miškų urėdija ypatingą dėmesį skiria jauniesiems miško bičiuliams. Dabartiniai moksleiviai tai potencialūs miškų lankytojai dar ilgus metus gyvensiantys kartu su bendraamžiais jaunuolynais. Žadina, kai esu gimdoma, maitinama ir gedama, kai mano. 1000 metų saulė neužgeso Lietuvai. Ąžuolas tai mūsų švenčiausių girių galiūnas. Tai jis mūsų užuovėja,
mūsų paguoda, ramstis, mūsų tvirtybė. Ąžuolas, šventas medis. Toje vietoje užauga mažas ąžuoliukas. Jis auga sunkiai, nes žiemoje šakas mėgsta graužti kiškiai, stirnos ir taurieji elniai. Audras vaisias praėję, jau pasirinktą kelią, leis dar giliau šaknis į savo brangę žemę. Įsisiurbė ąžuolo šaknin į Lietuvos istoriją. 16 amžiuje, dar karaliaujant karaliui Žygimantui Augustui, netgi Lietuvos statute, pagrindinėme valstybės įstatyme, buvo parašyta: ir jeigu jau 16 amžiuje miškas buvo saugojimas Lietuvoje, tai mes, baltų palikuonis, galim pasidžiaugti. Mes pirmieji, kurie pradėjom saugoti ne tik šventuosius ąžuolynus, bet ir iš viso mišką. Paskiau va šičia va, nuo viršaus gal. Po žvėrių, kad žvėris nenugriaužtų medelį. Ir ant vytelės susirašykit, kuri mokykla, ir pavasarį žiūrėsim, kurias mokyklas liko. Turiningos pamokos prie ąžuolo pravedimą Vilniaus miesto jauniesiems miško bičiuliams. Piltis ir vienas kitą palabinti čia, po ąžuolais. Mes paskelbėme konkursą geriausiai girininkijai išaiškinti. Tai ta girininkija, kuri skiria daugiausiai dėmesio ryšiam su visuomenė. Ta girininkija, kuri iš tikrųjų miškus pateikia visuomeniai, juos susipažinti su ją, pasidžiaugti miškuose ir taip toliau. Taigi komisijos pirmininkas buvo Rimantas Klimas ir komisijos vieninga išvada yra taip, kad 3 vietą šitoje konkurse užėmė Dūkštų girininkija. Ir nepralenkiama girininkija tai buvo Rokainių girininkija, kuri iš tikrųjų atidavė visą dušą ir visą sielą. Taigi pasveikinkime ją, jinai šiais metais buvo pripažinta pačia geriausia. Jai yra skirta 2200 litų premija šiais metais. Šiuo metu girininkijos kolektyvas pinigus pasiima iš karto. Viena diena kalendoriuje įvardinta kaip miškininkų diena. Mūsų vienintelis, tame tarpe ir nepakartojamas Respublikoje, Vilniaus miškų urėdijos folklorinis ansamblis Nalšia.
Meškeris nugriuvo ir šakės. Linkėjimai virvės traukia. Jų ir pernai. Ловцы не валяйте. Ой, irgi neblogas rezultatas. Iš apačios irgi nemesk. Grot, 7:40. 7:70. Kol kas pirmauja gegužinė. Žiūrovai atsitraukiam truputėlį. Vaikai, 3. Davai, davai. Самый малогородский был. Оценки знакомого техника жюри. Всех пардами на рощице. Šitą reikia kažkur palauk. Viskas! Kas plata, čia mums aušienė plata padarė. 3, 4. Taip. 1. Tam atrama yra. Lygūnai. Tomahawką mėtytų indėnai, tai žinokit, stumbrų populiacija. Turėtų laimėti. Gerai, 1, 2, 3 pradedam. Atsargiai tik tai, prašau. Per galvą jam! Komercija ir gamybai Gintaras Visauga, palaikom. 3-2, palaikom. A 4 popadna tik dabar. Dar 1. 4-1, nu va, nušluoti seniams nosis kaip reikia. Tai virvės traukimo varžybas nugalėjo pirmą vietą Migūnai. Grot. Vienintelis pataikęs į taikinį. Kitais metais dėl šios taurės vėl kovosim. Dabar Migūnai stato visiems šampano. Žodis Migūnams. Aš labai džiaugiuosi, kad šitą taurę tapo Migūnu, kadangi mes tikrai rimtai pasiruošėm šiem varžybom. Ne, jūs juokitės. Ne, rimtai, mes